Sveiki visi! Šiandien parodysiu. Anam video išlogavau, o dabar aš kuosiu jam. Kaip virtualią mašiną atsisiųsti jums paliksiu. Taigi, jūs ten tik jos prasit, paspausiu download ir viskas. Šiandien parodysiu iš to. Ir dabar bus pertraukėlė. Taigi atsiprašau, man buvo pertraukėlė, aš jau buvau paspaudęs. Kur čia dabar? Gerai. Tuoj palauksim. Nekreipkite dėmesio, čia kažkaip neblogai pasidarė. Ne taip turėjo būti. Nekreipkite šito, čia mano draugų. Aš esu vardu Dovydas. Turiu sakyti pirmam video, bet aš nepasakiau. Taigi jūs, kai turite virtualią mašiną, jūs turite paspausti start. Bet dar parodysiu šitam video kaip jums dar reikės kelti, pavyzdžiui, kad galėtum įemti ten, nes tuščiai. Taigi, palaukit. Man užkraustoj. Gal aš padarysiu vėl pertraukėlę, labai atsiprašau, kol užkraus. Taigi, man užsikrovė. Nekreipkite dėmesio. Čia gal truputį stringa, nes čia yra virtuali mašina, pas manęs visas. Tada virtuali mašina stringa. Ne, dar taip pat nebuvo strigus. Pas man draugų kartais man toks kompas dar senas yra. Taigi daugiau jam nei 10 metų, bet jis dar pakelia viską. Gerai. Išjungsiu į tą virtualią mašiną. Kodėl? Spausiu visai kitą mygtuką, nes aš noriu, kad būtų išpausyti. Nu va. Tai dabar parodysiu, kaip nusikelti. Aš jums paliksiu dar čia visus Linux Mint. Bet ir rašykit Linux Mint, pavyzdžiui. Bet rašykite skaičius 17 Linux Mint 18. Spazams, taip. Arba jums lengviau galite pasu. Arba jums lengviau, jeigu galite pasu, taip. Su dešiniu mygtuku. Turite daryti strong. Nežinau, gal jums rodo šitą va čia mien, nežinau, kokį jūs pasirinkot. Taigi jūs turite paspausti, kelti spaudžiam šitus. Jūs turite pasiūsti, jeigu turite šitą demo kažkokį, tai ISO failų aš jums paliksiu, Windows 7 visokių paliksiu. Šitą nepaliksiu, nes šį man atsisiuntė per torrentą automatiškai. Paliksiu jums Linux Mint, Windows 8, Depresa, Windows Vista, nesąmonė, Windows, Ubuntu, Linux. Taigi, jūs turėsite paspausti ir jums čia įsimėsit, turite paspausti OK. Ir jums tiesiog pavyks. Gerai. Ir paliksiu jums video čia visus. Taigi, tikiuosi, kad jums šita pamoka buvo naudinga. Tikiuosi. Geros dienos.